pasakyti, kad aš irgi plačiau tą savo pranešimą parengiau, vien dėl to, kad tas LULUCF reglamentas yra, tai galima sakyti, apibrėžia metodinius reikalavimus, kaip turėtų būti vykdoma apskaita ir kaip jisai reiškia įsikomponuoja į tą pastangų pasidalinimo reglamentą ir į bendrai ES tikslo vykdymą. Tai mano bus pranešimas platesnis, ta prasme, aš kaip ir kalbėsiu apie pastangų pasidalinimo reglamentą ir LULUCF reglamentą ir netgi pradėsiu nuo ištakų, kodėl tų teisės aktų kam jie reikalingi, kad jie būtent yra skirti Paryžiaus susitarimui įgyvendinti. Ir Paryžiaus susitarimas jau čia apie tai kalbėjo gerbiamas komisijos atstovas, kad jis buvo pasirašytas praeitais metais ir kad dabar jau yra tas pasiektas kritinis taškas Paryžiaus susitarimui įsigalioti ir šiandien įsigalioja. Ir Lietuva taip pat pradėjusi Paryžiaus susitarimo ratifikavimo procesą, būtent antrą dieną vyriausybė svarstė tą klausimą ir pritarė Paryžiaus susitarimo ratifikavimo teisės aktam. Be abejo, kad jis galutinai Lietuva ratifikuotų, turės būti patvirtinti prezidentės dekretas ir įstatymas dėl Paryžiaus susitarimo ratifikavimo. Tai greičiausiai mes tą padarysime gal jau su nauju Seimu iki šių metų galo arba kitų metų pradžioje. Ir susitarimas dar kartą noriu priminti, kad pateikia aiškiai ilgalaikę kryptį šalių vyriausybėms ir pramoniai investicijoms į mažo anglies dioksido kiekio technologijas. Palaipsniui ragina atsisakyti iškastinio kuro naudojimo, didinti energijos efektyvumą ir pereiti prie atsinaujinančių naudojimo. Ir Paryžiaus susitarimas apima 3 tokius dalykus, tai švelninimą, tai yra šiltnamio dujų mažinimą, prisitaikymo priemonės ir įgyvendinimo priemonės. O įgyvendinimo priemonės tai pagrindai susijusios su parama besivystančiom šalim, kur ir Lietuva turės prisidėti prie to tarptautinio klimato kaitos finansavimo savanoriškais pagrindais. Ir Paryžiaus susitarimo svarba jau buvo ir įžanginėme žodyje Žemės ūkio rūmų pirmininko pasakyta, kad jisai yra pakankamai svarbus dėl daugelio priežasčių. Tai pirmiausia, pramonės ir tame tarpe Žemės ūkio konkurencingumo išsaugojimo pasauliniu mastu, klimato kaitos sustabdymo, nes klimato kaita be sienų ir būtent tik bendrai visų šalių pastangomis mes galime realiai sustabdyti klimato kaitą. Jisai tiesiogiai susijęs su oro kokybės gerinimu, nes jeigu mažėja šiltnamio dujų emisijos, mažėja ir oro kokybės teršalų išmetimas, darniam ekonomikos vystymuisi, skurdo mažinimui ir nacionaliniam saugumui. Kaip jau buvo minėta komisijos atstovo, ruošdamasi Paryžiaus susitarimui, ES vadovai patvirtino tikslus ir, kaip matot, tie tikslai yra pagrindinis, tai yra šiltnamio dujų, tas nemažiau 40%, bet tam šiltnamio dujų mažinimui pasiekti labai svarbus atsinaujinančių 27% numatomas pasiekti tikslas, energijos efektyvumo taip pat 27, bet jis bus 20 metais peržiūrėtas siekiant 30 tikslų. Yra dar jungčių tikslas, nes tikslai yra bendrai formuluojami energetikos ir klimato kaitos. Ir tie tikslai bus siekiami, kad valstybės narės turės pasirengti iki 19 metų nacionalinius tokius integruotus energetikos ir klimato kaitos veiksmų planus. Tie planai turės apimti ir priemonės žemės ūkio sektoriuje, nes planai skirti 5 dimensijom, bet viena iš jų yra dekarbonizavimas, tai yra šiltnamio dujų mažinimas ir mažinimas tiek prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje, tiek pagal neprekybiniuose sektoriuose, taip vadinamame pagal pastangų pasidalinimo reglamentą. Ir čia jau galbūt aš detaliai nešnekėsiu, nes čia komisijos atstovas pasakė, kad būtent prekybos sistema numato, kad sumažins 43% lyginant su 2005 metais, o reiškia neprekybiniai sektoriai ES lygių 30% tikslas ir šitas tikslas skirstomas valstybėm narėm ir Lietuvai pagal tą
skirstymą numatomas 9 procentai, būtent tas tikslas Lietuvai paskaičiuotas remiantis mūsų bendruoju vidaus produktu, kokį mes jį turėjome 13 metais. Ir čia šioje skaidrėje schemelė, kaip atrodys Lietuvos būtent neprekybinių sektorių arba pagal pastangų pasidalinimo reglamentą tikslų vykdymas. Mes iki 20 metų turime galimybę konvergencijos, ekonominės konvergencijos tikslais, kaip ir didinti emisijas. Tai yra ta žalia kreivė, kur mes, kaip matot, turim metinės kvotas ir jos leidžia mums emisijas padidinti. Tačiau 2005 iki 2014 yra jau faktiniai duomenys ir matot, kad mes, nors ir labai nuogąstavom, kad bus sunku vykdyti, neviršyti tų metinių kvotų, bet jau turim faktinius duomenys ir mes kol kas tų kvotų neviršėjom. Ir tikėtina, kad tos emisijos irgi, nes jau nuo 15 metų yra prognozuojami duomenys, irgi jos neturėtų didėti, nes mes pagal daugybę sektorinių politikos priemonių įgyvendinam priemonės, tame tarpe ir žemės ūkyje pagal kaimo rėmimo programą. Ir jeigu tos visos planuotos priemonės bus įgyvendintos, tai mes neturėtume, kaip sakykime, išlipti iš tų metinių kvotų. Dabar kita situacija mūsų laukia pagal tą pastangų pasidalinimo reglamentą po 20 metų, kur, kaip matote, reiškia mums metinės, viena, kad mes turėsim tą minus 9 procentus tikslą, bet mums bus dar paskaičiuotos ir metinės kvotos, kurių mes turėsim neviršyti. Ir tos kvotos pagal komisijos pasiūlymą numatoma skaičiuoti pagal 16-18 metų faktinius duomenis, todėl ta kreivė kaip ir nubrėžta ne nuo 20 metų, kaip ir nuo 20 metų, bet imant, reiškia, emisijų lygmenį, kokį mes galim išmesti 16-18. Ir atitinkamai turėsime mažinti iki 30 metų palaipsniui ir jau, žodžiu, mes, kaip netenkama to ekonominės konvergencijos tikslais emisijų galimybės didinti, bet turime, kaip sakykime, planuoti priemonės ir mažinti emisijas. Tai tokia, kaip sakykime, schema mūsų laukia. Ir dabar, kad tie tikslai būtų pasiekti, aš detaliau nekalbėsiu apie prekybos apivartiniais taršos leidimais direktyvos reikalavimus, kadangi liečia žemės ūkis patenka į neprekybinius sektorius. Ir būtent vasaros Liepos mėnesį komisija pateikė du pagrindinius tos reglamentus, LULUCF reglamentą ir pastangų pasidalinimo reglamentą, ir atitinkamai yra komunikatai dėl emisijų mažinimo transporto sektoriuje ir perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos, kuris apima visus sektorius. Bet pagrindinai savo pranešime aš koncentruosiu į tuos du reglamentus. Ir dabar pasiūlymo reglamentui esmė, tai tas tikslas Lietuvai minus 9 procentai, metinės kvotos, kaip sakiau, 16-18 metais remiantis. Ir valstybėm narėm, kurios turi teigiamus tikslus, kad nebūtų spragos tarp 20-21 metų, yra numatyta pagal pastangų reglamente, pastangų pasidalinimo reglamente, kad bus kompensuojama kvota, pridedama apie 2 milijonai kvotos vienetų, reiškia tą, ką mes galėtume 17-20 metais išmesti. Čia pakankamai techniškas dalykas, bet jis yra pakankamai svarbus. Ir valstybės narės privalės tų kvotų neviršyti, o jeigu jos viršys, tai turės rengti priemonių planus, kurie bus kaip sudėtinė dalis tų integruotų nacionalinio energetikos planų ir, reiškia, atsiskaityti už jų vykdymą. Nors ir mes turėsime kasmet neviršyti tų kvotų, bet toks pilnas atsiskaitimas už tikslų vykdymą numatytas kas 5 metus, tai 27 ir 32. Ir tuomet, jeigu mes nevykdom jau po to vadinamo suderinamumo tikslų vykdymo peržiūros, tai mums griežtėja tikslas ir suspenduojama teisė naudotis lankstumo priemonėmis, kurių viena iš jų yra, kad
tais kvotos vienetais šalis gali prekiauti. Tai kad jeigu turi perteklių arba trūksta, tai gali naudotis, reiškia, tomis lankstumo priemonėmis. Tai jeigu nevykdomi tikslai, tomis lankstumo priemonėmis mes neturim teisės naudotis. Detaliau apie lankstumo priemonės, tai 5 procentus metinės kvotos perkėlimas, skolinimasis tarp metų ir įsigijimas iš kitų valstybių narių. Yra lankstumo priemonė valstybėm narėm, kurios turi ambicingus tikslus ir Lietuvos neliečia, tai vienkartinė galimybė užsiskaityti, reiškia, savo emisijas apyvartiniais taršos leidimais. O Lietuvą liečianti lankstumo priemonė, tai būtent yra, ką jie kalbėjo komisijos atstovas, kad mes turėsime galimybę pasinaudoti dalį savo emisijų, pasidengti, reiškia, LULUCF kreditais, bet tik tuo atveju, jeigu mes, vadinamą, laikysimės tos no-debit taisyklės, tai yra emisijos LULUCF sektoriaus turi būti kompensuojamas absorbavimu. Tai yra, kaip sakykime, mes turime tvarkytis LULUCF sektoriuje taip, kad nepradėtume iš LULUCF sektorius išskirti dujas, o pastoviai turėti absorbavimą. Ir kaip Lietuvai numatyta pagal komisijos pasiūlymą kvotą 6,5 milijonai tonų CO2 ekvivalentų, absorbentų, ir juos mes galėsime panaudoti per visą 10 metų laikotarpį. Dabar detaliau apie pasiūlymą LULUCF reglamentui. Tai LULUCF reglamentas nustato metodinius reikalavimus LULUCF sektoriaus emisijų apskaitai ir absorbentų įtraukimui į tą 40 ES tikslo vykdymą. LULUCF sektoriaus atskirų žemės naudmenų kategorijos apibrėžiamas tame pasiūlyme ir apskaita bus vykdoma žemės naudmenų pagrindu. Naujai įvesto miško apskaitai įmamas 30 metų pereinamasis laikotarpis. Pasėlių ir ganyklų kategorijoms siūloma, kad jų apskaita veiktų lyginant su 2005-2007 metų, reiškia baziniu lygmeniu. Miškininkystės veiklos apskaita referenciniam lygmeniui nustatyti Lietuvai, mes turime parengti nacionalinį tokį planą, surašyti į reglamento priedą reikalavimai, pagal ką tas planas turės būti parengtas, ir tą referencinį lygmenį numatoma mums nustatyti atžvilgiu 2009 metų, reiškia, duomenų, kaip pas mus buvo tvarkomasi tame laikotarpyje. Taip pat numatyta nukirstos medienos produktų apskaitos reikalavimai ir galimybė atsiimti emisijas LULUCF sektoriuje dėl gamtinių padarinių. Tai dėl atsiėmimo emisijų mes galėsime pagal 2001-2020 metų duomenis. Ir LULUCF sektoriaus, kadangi, kaip matot, apskaitos reikalavimai pakankamai kompleksiški, numatyta atitikties vertinimas dėl laikotarpiais, reiškia už laikotarpį 21-25 ir atitinkamai 26-30. Žiūrima, ar mes laikysimės tos no-debit taisyklės, tai yra, ar mūsų tame LULUCF sektoriuje mes neįsime į emisijas ir tik tada mes galėsim pasinaudoti tą lankstumo priemonę. Tai tą mes turim labai gerai žinoti ir atitinkamai, jeigu mes norim šito lankstumo, atitinkamai planuoti politikos priemonės, kad mes atitiktume tuos reikalavimus. Ir dabar kitose skaidrėse aš jau koncentruosiuosi į Lietuvos poziciją. Ir pirmiausia, tai šioje skaidrėje pagrindinės nuostatos dėl atliktų komisijos poveikio vertinimo abiem reglamentam. Tai peržiūrėję tą poveikio vertinimą mes pasigendame socialinio ekonominio poveikio vertinimo, nes poveikio vertinime komisija pagrinde koncentravosi į aplinkosauginio reikalavimo laikymąsi, taip vadinamo aplinkosauginio integralumo principo laikymosi. Bet būtent socialinis ekonominis aspektai mes jų pasigendame.
Taip pat trūksta aiškumo, kokiomis atskirų ES politikos priemonėmis bus siekiama tikslų neprekybiniuose sektoriuose ir kokiais ES finansiniais instrumentais valstybės narės galės pasinaudoti tikslų vykdymui. Taip pat pozicija, tam mes pritarėme, kad tikslai valstybėm narėm nustatomi pagal BVP 13 metų. Tikslų nustatymui mes vis tik laikomės nuomonės, kad turi būti valstybėm narėm nustatomi atžvilgiu 20 metų tikslų, nes mes vėl savo, kaip rodžiau aš toje kreivėje, esame suplanavę savo politikas priemonės ir staiga, jeigu tikslai mums nustatomi, reiškia, neatsižvelgiant į mūsų 20 metų tikslus, tai gaunasi, kad mums tas tikslas sugriežtinama ir jeigu metinės kvotos nuo 16-18, tai kaip ir dar nesibaigus mūsų tikslų vykdymo laikotarpiu, jau mums nustatomi griežtesni tikslai, negu mes, kaip sakykime, turime šiai dienai. Tai matome kaip tokį mūsų ekonominės konvergencijos principo pažeidimą. Taip pat mums svarbu, kad nebūtų tarp 20-21 metų spragos ir nebūtų to šuolio, ką komisija savo pasiūlyme ir numačiusi, bet aišku yra numačiusi negu realiai pagal metinės kvotas. Tikslų nustatymui principai vis tik teisingumas, skaidrumas, solidarumas. Tikslams paskaičiuoti naudojami statistiniai duomenys, o ne Europos komisijos referencinis scenarijus. Referencinis scenarijus tai yra komisija tokia atlikusi, bet visi makroekonominiai rodikliai Lietuvai yra sumažinti, tiek BVP, tiek energijos suvartojimas gyventojų ir panašiai. Tai mes tą referencinį scenarijų komisijos kvestionuojam, teikiam pastabas, bet aišku komisija jo neperdarė. Taip pat komisija, aišku, posėdžiuose jau pateikė paaiškinimus dėl tikslų paskaičiavimo metodikos, bet vis tik kyla nemažai tam tikrų niuansų ir tokio pilno skaidrumo, kaip tie tikslai buvo paskaičiuoti. Ir mes laikomės, kad, kaip ir sakėm, kad trūksta to socialinio ekonominio poveikio vertinimo ir jame būtų atsispindėję labiau tą specifinę situaciją, tai va būtent Lietuvos atveju mes pasigendame to atsižvelgimo į mūsų specifiką, kad žemės ūkis sudaro 28% neprekybinio sektoriaus emisijų, transportas 35%. Taip pat, kaip jau sakiau, kad mums svarbus ES struktūrinių investicijų fondų aiškumas dėl jų panaudojimo galimybių po 20 metų, nes dabar investicijos beveik 80% investicijų eina būtent iš europinės paramos. Laikomės nuomonės, kad tas 5% lankstumas dėl metinės kvotos kilnojimo jis irgi galėtų būti didesnis, nes Lietuvos atveju tai yra labai maži kiekiai ir gaunasi, kad administracinė našta, pavyzdžiui, sandorio sudarymui su kita valstybė nare didesnė, negu mes ten gausime, tai sudarytų apie 500 tūkstančių tonų CO2 ekvivalento, kas nėra daug. Pritarėme komisijos pasiūlymui, kad atsiskaitimas kas 5 metus. Dėl NUCUF to mums leistino kreditų kiekio. Mes manome, kad tai yra turėtų būti tikslesnis dydis ir sukurtos didesnės paskatos valstybėm narėm didinti NUCUF sektoriaus absorpcinį potencialą, suteikiant papildomus kreditus, nes manom, kad tai neatitinka Paryžiaus susitarimo ilgalaikio tikslo, kad 50 metais turėtų būti pasiektas anglies dioksido neutralumas. Tai jeigu mes tik tokį kvotą turime, aišku, jeigu mes sugeneruojam daugiau, mes turim galimybę kitom valstybėm narėm perleisti tą, jeigu jos nesilaiko tos nurodėtų taisyklės. Bet tai vėl nėra pakankamas motyvacija, nes generuoti tam tuos NUCUF kreditus, kad galbūt kažkuriai valstybei nariai reikės, o jeigu nereikės, tai suprantat, tai manom, kad vis tik čia reikalauja, sakykime, komisijos pasiūlymas pataisimų. Ir
siekiame, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių subsektoriaus absorpcinį potencialą, nes pagal dabartinį pasiūlymą